Mūsų kambariukas. Reikės. Ką varom biškį aplankyti poro kriauklių. Vieną ryžių terasą. Jeigu neužsimusiu vienos pakeliui su Matapirda. Varom iš džiunglių. Džiunglių šniaurs. Tiesiai. Morning. O, mūsų Matapirda mažytė. Palakyk, brinė. Mūsų trauklapis. Ką, atvažiavom prie to kriauklio. Leki kažkaip pasivadina. Subinės skauda visas. Na, tie motoroleriai ne man tikrai. Arba aš važiuoti nemoku. Arba motoroleris liausna. Koks. Čia tokia pradžia. Čia kažkoks restoranėlis pavalgyti bus paskui. Bet mes dar varysim, dar į ryžių terasą, gal ten dar antrą kartą papusryčiausim. Nu. Matrauky kaip daro. Džiunglės. Būsim vieni iš pirmųjų, daug žmonių nėra dar. Laiptukai tokie į apačią eina. Įdomi, kiek čia yra, sakė, nemažai. Avo, pasibėgiau. Pasės purvynas turbūt. Gaidis, na, kur vėgi? O ta supinės, pasisupti kas norės. Močniai atrodo. Bet aš bijočiau gal ant tokių mažų. Jo, ką, leidžiamės dar apačią. Jau girdžiu kažkur ten mūsų krioklį. Čia tokie prasideda status laipteliai. Jo, kaip reikia skilti viršų. Džiunglių šniurs, to išlys. Upelis.
Turėtų kažkur būti, sakė, 400 metrų nuo pagrindinės aikštelės. Tai kokį gyvatę neišlystų. Hello! Laisvė. Bля, kaip šlapia čia, drėgna. Nežinau, ar, blядь, lys maudytis ar ne. Nu ką, dar biškį pažiūrim. Kietas, jo, bliuocha. Kietas kriauklys. Šiandien saulės nėra, būtų saulė iš vis būtų turbūt kieta. Nu, ką, mes dabar varom iki Ryžių terasų, man rodos, taip. Nežinau, kaip čia važiuoti, kokie kiam minučių. Nu, dar gal užkasim, pasigersim kavos ir varysim. Nu, pradeda žmonės rinktis, pačiu laiku atvažiavom. Buvom patį pirmį. Nu. Bля, sunku ką keltis. Šiais laiptais, bля, taip drėgna. Oras drėgnas labai. Visas šlapės, bля. Nežinau, kaip reikės įlipti iki vulkanų. Sunkia bus, na. Ant supinių gal pasisupinė, ne, bet Ryžių terasėse ten bus supinės kažkoks. Gal ten pasisupsim. A ne? Ar čia padarom? Va. Aišku. Čia tokia terasėlė pasidėti. Kas čia per vaisiai, kas žino. O kur tu norėti? A, iš kur mes parėjom? Mes iš tenais parėjom. A, einam ten virš, pažiūrėk, kažkas ten yra. O čia taip Ryžių laukai atrodo. Kaimas, grynas kaimas. Kaimelis. Einam pažiūrėti kažkokį namuką. Įdomu. Ir varysim tada į Ryžių laukus. Kolupėnų kaimas. Man rodos, ten iš toli gražiau atrodo negu iš arčiau, iš arti. Čia ne namukai, o čia yra kapinės kažkokios šventiklėlės. A, jo. Kažkokia šventiklėlė. Ten kažkas yra irgi. Ten žmonės. Gerai, dabar vėl vargas, važiuosiu tą Matapirdą. Блять, ёб твою мать, нахуй.
Varėm ryžių terasą. Žiūrėsim, kas čia kaip. Kur čia kas. Reikės nueiti. Man gros reikia bilietą nusipirkti. Tokie bičiukai. Galima atsigerti kavutės. Kavutės atsigerti. Galima šaltą kokosą padaro. Kokoso pieno. O. Suknelė. Gal išbandyti ir man. Vaizdelį pasifotkinti. Širdelė kažkokia. Yra reikalų čia vaikščiot biškį. Nežinau, man tai čia labai nieko įspūdingo, labai nėra. Terasas kaip terasas. Ne laiku gal atvažiavom. Visų krioklius toks nedidelis. Čia tokie ryžiai, matyti auga. Taip atrodo iš kitos pusės. Laiptai į dangų. Kabiškai nusipirkom kokosų paragauti. Ryžių terasai. Padaryk iš naujo kokosų pradėjau. Opa, tokį apdėsim. Paskui sakė, dar perpjaus, suvalgyti reikės. Rupūžė tokia, na. Tai jinai turbūt nenudinga, na. Nesvarbu. Ką viskas atbuvom ryžių terasai. Dušna, šlapia, jau visi šlapina. Dabar sėsim savo motopirdą ir varysim. Bandysim dar iki vieną krioklį prie viešbutį paskui. O, toks trafikėlis, čia dar mažas skaitosi. Oi. Bля, čia man pirmam kartui su motopirda tą važinėti. Jopai, matina. Nežinau. Ką čia norim? Sarį pirkti ar kepurę?